Sveiki. Šiandien apie santykius. Astrologų duona pati svarbiausia tema. Kaip stebuklingai pakeisti santykius. Pasidalinsiu pačia pagrindinė taisyklė, kurią išmokau per savo gyvenimą ir kuri visada veikia be jokių išlygų. Taisyklė skamba taip. Nesvarbu, kas atsitiko santykiuose, braukiam didelį brūkšnį ir elgiamės taip, tarsi gyventume iš naujo. Tarsi mums būtų duotas naujas gyvenimas, tarsi nieko nebūtų atsitikę, verčiam naują lapą. Skamba beprotiškai. Iš tikrųjų taip ir yra. Ir dabar aš viską nuosekliai papasakosiu. Savo Facebooko paskyroje aš buvau įkėlusi straipsnį, kur apie tai rašiau, bet dabar aš truputėlį išsamiau paaiškinsiu, nes kai kuriems gali susidaryti nuomonė, kad čia kažkas čia ne taip, kai kurie gali išvis nesuprasti. Tai dabar aš paaiškinsiu, ką aš turiu omeny. Sakydama, kad braukiam didelį brūkšnį ir pradedam viską iš naujo, nesvarbu, kas atsitiko. Aš tuo noriu pasakyti, kad mes nesuteikiam pagrindo mūsų skaudinusiam mylimam žmogui elgtis negražiai. Tai nereiškia, kad mes pralaimėjom, kad mes pripažinom jo tiesą, kad mes jam nusileidom ir kad to žmogaus elgesys mūsų atžvilgiu yra pateisinamas. Tai neturi nieko bendro su tuo. Įprastai, kada mes keičiamės, kada mes imamės kažką naujo daryti, kai gyvenimas mus įspraudžia į kampą. Iki to laiko mes nelabai susimąstome. Ir santykiai, kurie yra su iššūkiais, didžioji dalis santykių yra su iššūkiais, bet kai mes esam jauni, mes vis dar bandom kažką tai pakeisti, mes keičiam save, bandom įtakoti kitą žmogų, mes remontuojam tuos santykius ir visais tais atvejais, kada nepavyksta santykių užmegzti, aš turiu omeny ilgalaikių, pastovių santykių, kurie turėtų ateitį bendrą kartu. Tada galvom, kad kažkas su mumis negerai ir tada imam taisyti save, kai esam santykiuose, stengiamės tuos pačius santykius taisyti, tvarkyti, remontuoti ir naudojam įvairius būdus, remiamės psichologiją. Psichologija tai yra šiuolaikinis vakarų mokslas, kuris apima materialaus pasaulio žinias ir veikia iki tam tikros ribos. Ten, kur jau prasideda dvasiniai dėsniai, karminiai dėsniai, norint suprasti karminius dėsnius, reikalingos dvasinės žinios. Ten jau psichologija sustoja toj vietoj. Ir pas mane konsultacijas ateina pakankamai daug žmonių, kurie domisi psichologija, kurie ją studijuoja ir taip pat praktikuojantis psichologai, nes viskas, kas vyksta šitoj žemėje, čia viskas yra karma. Ir absoliučiai visi santykiai yra karminiai santykiai. Tuo net nereikia spekuliuoti. Ta pati karma apskritai yra labai sudėtinga ir jai išaiškinti čia prireiktų atskiro video. Ir nesvarbu, ar mes tikim ar ne, bet ji veikia ir veikia labai tiksliai. Ir toliau aš keliauju prie to, ką aš turiu omeny, sakydama, braukiam didelį brūkšnį ir nesvarbu kas, pradedam viską iš naujo, atverčiam naują lapą. Tai yra kvantinis šuolis. Tai yra kvantinis šuolis, kurį mes galim padaryti iš savo esamos tikrovės, ten, kur mus įskaudino, įžeidė, kur mes užsigavom ir mums skauda, į ten, kur mums nebeskauda. Ir kaip veikia dabar visas šitas mechanizmas. Kadangi mes gyvenam dualistiniam pasauliu, kur yra ir meilė, ir neapykanta, ir džiaugsmas, ir skausmas, ir viskas, ką paimsim šitam materialiam pasauliu, ir santykiai, ypatingai meilės santykiai, turi pradžią ir turi pabaigą. Ir viskas, prie ko labai prisirišam, visada sukelia didelį skausmą. Mes prisirišam iš trūkumo, iš to, kad mums trūksta, kad mums reikia. Kad kartais mes esam net kaip apsėsti tam tikros santykių idėjos arba gerų, harmoningų, darnių santykių idėjos, mes esame apsėsti. Tai šiuo atveju mes veikiame iš dualumo būsenos. Visada galima pasitikrinti, jeigu man skauda,
aš veikiu iš savo ego, aš veikiu iš dualumo būsenos. Kai aš padarau kvantinį šuolį, tai reiškia, kad aš peršoku savo ego. Ir aš susilieju su aukščiausia tikrovė arba absoliutu, ten, kur nėra dualumo, ten, kur nėra skausmo ir džiaugsmo, kur nėra meilės ir neapykantos, dualumas. Ir yra ta vientisa vienio būsena. Ir kai aš esu toje vienio vientisumo būsenoje, man neskauda. Ir iš esmės, jeigu remsimės kvantinę fiziką ar ne, arba skaitysime filosofinius raštus, tokius kaip Upanišadas, tą pačią Rigvedą, mes suprasim, kad egzistuoja vienas bendras laukas, vienas vientisumas ir mes esame to lauko dalelė, to lauko dalis. Tai kai aš esu tame vientisume, kai nebėra mano individualaus aš, kai aš nebeveikiu daugiau iš to dualumo, kur man skauda, tuomet aš esu viskas, aš apimu viską, visą tai, kas yra ir visą tai, kas egzistuoja. Ir tuomet nebėra to, kuris galėtų mane įskaudinti ir nebėra manęs, kuris galėtų įsiskaudinti. Čia yra tokia labai svarbi akimirka. Primena truputėlį satsangus. Aš Indijoje lankydavausi Advaita Vedanta satsanguose, kurių metu nebūdavo galima nei įrašinėti, nei filmuoti, leisdavo tik tai užsirašinėti, bet to satsango metu vykdavo labai daug gilių tokių prabudimų, suvokimų, kaip senas aš miršta ir tada tarsi nieko nelieka. Ir čia yra ta vieta, kurio žmonės labiausiai bijo, kaip aš galiu tapti niekuom, kaip aš galiu tą šuolį padaryti. Kas aš tada būsiu, kur aš tada būsiu. Kas bus tada? Žmonės bijo tos nežinomybės. Ir šitas kelias jis nėra visiems. Šitas kelias yra drąsiems, tiems, kurie jau nebeturi ką prarasti, kurie nebijo, kurie jau yra pasiekę tokią ribą, kad man jau tas pats. Arba mirsiu, arba padarysiu. Čia yra kaip koks kaskadininko kelias. Arba nušoksiu su guma, ar ne? Ar ten kažkokį triuką padarysiu, arba žūsiu. Tai jau nėra taip tikroji, taip jau visiškai taip tragiškai, bet tai yra tokiam psichologiniam lygmenį, kad arba aš tai padarau ir tampu daug didesniu, kilnesniu žmogumi, kurio širdis yra labai didelė. Nes ta tikroji meilė, jinai nieko nereikalauja ir jinai nieko neprašo. Ir jeigu aš sugebu padaryti tą šuolį iš tos vietos, kur man skauda, mane įskaudino, aš blogai jaučiuosi, padarau kvantinį šuolį ten, kur man nebeskauda, aš esu vienovė, aš veikiu iš to vientiso lauko, per mane veikia didelė jėga, per mane veikia prema, aukščiausia meilė. Ir šitam dualistiniam pasaulyje, beje, egzistuoja labai daug žiaurių, grubių, tiesiog atrodo nesuvokiamų dalykų. Greta jų visada egzistuoja šalia prema begalinė dieviška meilė, kuri nieko nereikalauja ir nieko neprašo. Tai čia yra ta tikroji meilės prigimtis. Kai mano mokytas Ernst Wilhelm sako, mes nemokam panaudoti savo meilės energijos. Nes būtent, kaip aš ir sakau, ta tikroji meilė, jinai nieko neprašo ir nieko nereikalauja. Santykiai yra verslas. Santykiai tai yra svarstyklių ženklas astrologijai. Aš tave apkabinu, aš noriu, kad ir tu mane apkabintum. Aš tau rodau dėmesį, skiriu savo laiką ir aš noriu, kad tu man skirtum dėmesį ir savo laiką. Tai yra svarstyklių ženklas, prekybinis ženklas. Tu man, aš tau. Va, čia yra santykiai. Ir čia yra išvystytas visas psichologijos verslas, mokslas apie santykius, apie šituos mainus. Bet aš kaip ir sakiau, psichologija turi tam tikras ribas, o santykiai ypatingai, ypač tų mylimųjų santykiai, ypatingai yra karma. Yra atsinešta iš praeitų gyvenimų ir mes tiesiog, ką darom, tai reaguojam vienas į kito karmą. Mes kiek duodam tam žmogui tai,
ką jis atsinešė pagal savo karmą. Duodam skausmą, jeigu jis to nusipelnė iš ankstesnių gyvenimų, arba duoda meilę, džiaugsmą, jeigu jis irgi to nusipelnė iš ankstesnių gyvenimų. Ir yra nemažai atvejų, kur tiesiog sunku rasti racionalų paaiškinimą tam santykiam, kodėl taip, kodėl anaip. Dėl to žmonės ir eina ir pas astrologus, ir būrėjus, ir bando ieškoti atsakymų kitais keliais. Ir tie patys psichologai tai daro. Aš atsimenu, pas mane buvo apsilankiusi viena didelę patirtį, ilgametę patirtį turinti psichologė, ten kažkas apie 20 metų ir plus. Ir vienas iš pagrindinių klausimų, dėl ko atėjo į konsultaciją, būtent jos santykis ir ryšys su pirmoju vyru, kodėl taip susiklostė. Tai apie ką aš kalbu, reikia tam tikrų žinių, kad padaryti tą kvantinį šuolį, kad iš dualumo būsenos patekti į universalų aš ir veikti labiau iš universalaus aš, iš ten, kur man neskauda. Tai reiškia, aš padarau didelį šuolį per savo ego ir aš tampu daug didesniu žmogumi, daug kilnesniu žmogumi. Mane atsiveria tokia erdvė, aš suprantu, kad aš esu daug, manęs yra daug. Ir jeigu manęs yra daug, tai tada man negali skaudėti. Tada iš esmės, jeigu aš esu vienovės būsenoje, aš apimu viską, aš apimu ir savo mylimą žmogų, kuris mane įskaudino, ir visus kitus mylimus žmonės, kurie yra, buvo, ateis į mano gyvenimą. Aš visą tai apimu, aš tampu viskuo. Tai va čia yra ta tikroji jėga, kaip ji gali pasireikšti mumise. Ir visais tais atvejais, kada veiksim iš tos dualumo būsenos, mes kentėsim. Ir šitą pasaulį mes suvokiame 5 pagrindiniais pojūčiais. Tai rega, klausa, uoslė, skoniu, lytėjimu. Ir taip ribotai suvokiam šitą pasaulį. Tas universalus aš nėra suvokiamas juslėmis. Tai kad padaryti tą kvantinį šuolį, reikia trumpam atjungti savo juslės. Ir jeigu, sakykim, dabar pat va šią akimirką, sakykim, mes nematytume, negirdėtume, neužuostume, nejaustume lytėjimo funkcijos, nejaustume skonio, kas mes tada būtume? Kur mes tada būtume? Čia yra didžioji paslaptis. Ir visi dvasiniai tekstai būtent įvardina, kad absoliutus Dievo aspektas yra neturintis savybių, jis yra virš pagrindinių 3 gūnų - satva, radžas ir tamas. Jis yra nesuvokiamas intelektu ir protu, jis yra virš juslinio mūsų pasaulio. Tai kai mes padarom tą didelį šuolį, kaip aš ir sakiau, mes labiau veikiam iš to vientiso vienovės lauko. Ir tada tas žmogus, kuris mus įskaudino, turi tokius pasirinkimus. Pasijausti labai nejaukiai ir nesmagiai dėl to, ką jis padarė, nes aš kaip ir prieš tai sakiau, tai nereiškia, kad aš duodu pagrindą tam žmogui toliau negražiai elgtis, ar kad pateisinu elgesį, ar kad pripažįstu, kad pralaimėjau. Bet aš jeigu padarau tą didelį kvantinį šuolį ir aš nesiaiškinu dėl tų santykių, aš nerodau, nedemonstruoju, kaip aš įsižeidžiu, aš nereaguoju aktyviai, nes tas aktyvus reagavimas, tu man trenkiai, aš tau trenksiu atgal, čia yra karma. Čia kai aktyviai iš karto reaguojam, visada yra karma. Tu mane įskaudini ir aš tave įskaudinsiu, aš priminsiu viską, ką tu man padarai blogo ir visą savo purvą išnešiu ant tavęs, užpilsiu ir tada geriau pasijausiu, čia bus karma. Bet jeigu tuo metu aš padarau tą šuolį, nesvarbu, kas atsitiko, nesvarbu, kaip tu mane įžeidai, skaudinai, nesvarbu, ko aš negavau santykiuose, aš braukiu didelį brūkšnį ir iškart pradedu elgtis taip, tarsi nieko nebūtų buvę, tai tas žmogus paprasčiausiai, kaip aš ir sakau, pasijaus nejaukiai, galbūt ne iš karto, suvoks, kad padarė didelę klaidą, pradės keistis. Antras variantas, tie santykiai pradės augti, tai čia ir bus tas stebuklas, kurį gali padaryti vienas žmogus, kuriam užtenka vieno žmogaus, jeigu jis turi žinių ir veikia iš absoliutaus lauko, bet ne iš individualaus ego. Štai kur paslaptis. Ir trečias variantas, tie santykiai nutrūks.
Ir čia yra tai, kad mums reikia leistis į nežinomybę. Žmonės bijo nežinomybės, jie nori, kad būtų apibrėžta. Leisti tai jėgai veikti ir visiškai pasitikėti. Tai reiškia, jeigu aš esu kaskadininkas, ar ne, šoku žemyn ten su guma, ar ten kažkokį triuką atlieku, aš einu kiaurai, aš net nebejoju. Aš arba padarysiu tai, arba nepadarysiu. Ir aš dėl to net nepergyvenu. Kas bus, tas bus. Tai va, čia yra ta vieta, kada įsijungia ir vyksta stebuklai. Ir tai reiškia, kad jeigu aš padarau šitą didelį šuolį, aš nebesu ta asmenybė, ta sena, kuriai skauda. Man skauda. Aš jau daug metų jokio dėmesio negaunu iš vyro, nesveikina su gimtadieniu, ten man niekada to nedaro, nedaro, atšalimas, ten rutina, ten. Nu ir po to visi kiti tie baisesni, blogesni dalykai ir aš jaučiu nuoskaudas. To pasekoje yra susikaupusios įvairios nuoskaudos, tas trūkumo jausmas, nepasitenkinimo jausmas, nusivylimimo jausmas, kurio po to simptomai yra įvairios ligos, pačios įvairiausios ligos. Tai reiškia, kad aš jau esu apsinuodijusi savo tom mintim, tom nuoskaudom, kurios ilgai kaupėsi. Ir ta chemija mano organizme yra kiekvieną dieną ta pati ir ta pati. Ir jinai, tokia chemija eina tik tai žemyn, regresuoja atgal. Ir ta visa mano kūno biologija dėl tos gaminamos chemijos yra atitinkama. Ir mano mąstymas, jausmai, tas pats per tą patį. Tai reiškia, kad aš kaip koks narkomanas, narkomanė esu prijungusi prie savo šitų gaminamų chemikalų, kurie atsiranda per mintis, jausmus. Tai įtakoja mūsų būseną, tos būsenos pasekoje, sakykime, atitinkami procesai organizme veikia, išsiskiria tam tikros medžiagos ir formuojasi ligos. Tai va tas kvantinis šuolis, tai yra stebuklas, tai kad aš persijungiu ten, kur aš nebeturiu tos būsenos, aš nebeturiu tos skausmo būsenos, nepasitenkinimo, trūkumo, nusivylimo būsenos. Tai reiškia automatiškai, tai esu kitas aš esu naujas aš. Mano chemija kūne pasikeičia, mano kūno biologija pasikeičia. Aš esu kitas žmogus. Jeigu aš esu kitas žmogus, tas žmogus, kuris buvo pripratęs su manimi atitinkamai elgtis, jis turės keisti savo elgesį. Arba jis turės keisti savo elgesį, arba jisai pasitrauks. Arba santykiai pradės augti kartu. Tai va, kur yra paslaptis. Ir kiek man teko pastaruoju metu klausytis Joe Dispenzus, aš manau visi jį žinote, jis daug kalba apie tai, kaip jo seminaruose žmonės pasveiksta, kaip tiesiog stebuklai vyksta ir kaip jis pats negali patikėti, kaip renginių metu žmonės atsistoja iš vežimėlių, akli praregi žmonės išsigydo sunkiausias vėžio stadijas. Jis taip pat kalba apie tuos atvejus, kada žmonės susitvarko savo asmeninį gyvenimą, finansus susitvarko ir jisai pabrėžia, kad visi šitie stebuklai yra ne apie tai, kad žmogus, sakykime, išgijo nuo sudėtingos ligos, kad jis susitvarkė savo asmeninį gyvenimą, santykius, finansinį gyvenimą, bet apie tai, kad jis tapo kitu žmogumi. Jo biologija pasikeitė. Jis tapo visiškai kitu žmogumi. Štai kur yra esmė. Ir vienas iš kelių santykiuose taip, jis gali būti toks, kad, sakykime, psichologijos dėka, sakykime, aš domiuosi savim, nagrinėju save, kokia aš esu santykiuose, ką aš galiu keisti. Aš taisau save gerąją prasme, kas irgi yra gerai. Arba aš investuoju į santykius, aš suprantu, kad reikia juos investuoti, skirti laiko, dėmesio savo. Arba žmonės eina kartu pas psichologus, eina pas kitus specialistus. Tai taip, tai yra vienas iš kelių, kuris padeda, bet jeigu jums 40 plus, tai to laiko jūs turite gerokai mažiau.
Ir jeigu jūs norite stebuklo, tai va šitas kvantinis šuolis kaip tik gali būti variantas jums. Šiandien įrašinėju tą video ir drąsiai sakau, kad iki pat šitos akimirkos šita auksinė taisyklė, kurią mane gyvenimas išmokė ir tiesiog privertė suprasti, kad kitaip nebus, kad tu gali būti arba viena, arba tu gali turėti tai, ką turi. Ir taip pat, kad gali atsiverti nežinomybei. Šita taisyklė iki pat šios akimirkos visada veikė. Ir kai tik tai tą šuolį padarau, atsiveria ta nežinomybė, atsiveria platus toli ir tada pradeda vykti stebuklai. Nes jeigu mes kažką tai norim, sakykime, apspręsti, ar ne, kad aš įsivaizduoju savo santykius tokius, visada norėjau tokių santykių ir kaip jie turi vystytis ir kaip čia va tas įskaudinęs žmogus turėtų elgtis dabar su manim arba kaip jis turėtų tą trūkumą čia kompensuoti, padengti tų santykių. Tai yra nuspėjama, aš noriu nuspėjamos ateities. Aš sugalvoju savo modelį, savo planą ir aš noriu, kad gyvenimas pagal tą planą vyktų. Tai čia yra tas iš tos mažytės tos ego perspektyvos, iš tos dualistinės perspektyvos, kur skausmas, džiaugsmas, meilė, neapykanta, iš šitos perspektyvos. Tai ką jinai gali pasiūlyti, tai yra siaura, tai yra mažai, tai yra nedaug. Bet jeigu aš veiksiu iš to absoliutaus aš, prieš mane atsiveria platus neišmatuojami toliai, prieš mane atsiveria daugybė naujų galimybių. Ir čia yra tos tobulėjimo ir augimo galimybės. Ir aš manau, kad tai yra didžiausias stebuklas, kurį gali padaryti žmogus, siela gavusi žmogiškąjį kūną, veikdamas ne per instinktus, ne per savo juslės, ne per savo primityvų ego suvokimą, kuris kaip šydas atskiria jį nuo to absoliuto suvokimo. Bet čia jis padaro tokią sparčią labai sielos evoliuciją, padaro labai stiprų augimą ir jį galima praktiškai padaryti per 1 milisekundę, tiesiog taip. Aš dar atsimenu, čia kad būtų lengviau, iš savo darbo, iš savo paskutinio darbo, kuriam išdirbau 10 metų, tokią situaciją. Frazė iš tos situacijos yra tokia, tai kas, sakykime, įskaudino, ne pirmą kartą įskaudino, pažemino, vėl ta pati situacija kartojas, vėl man blogai, vėl man skauda. Tai kas? Čia tik tai jaunas žmogus, ten 20 plus, dar 30 metų, jis dar ten gali nagrinėti, analizuoti, gilintis ten, bandyti suprasti priežastį per protą kažkaip ten pagrysti, o tas žmogus, kuris jau yra pavargęs, sakykime, metų metais santykiuose tas pats kartojasi, keičiasi žmogus, bet tas pats kartojasi, kaip man viena klientė sakė, jos pirmasis vyras buvo 20 metų už ją vyresnis, antrasis jos vienmetis. Ir jie buvo šiaip iš labai skirtingų tokių pasaulių, absoliučiai iš skirtingų pasaulių, netgi galima sakyti kaip tėvas ir sūnus. Bet ne tik, kad karta skiriasi, bet ir dar pasaulyje jų skirtingi. Tai jinai pasakė, kad jie abu su ją kalbėjo tais pačiais sakiniais. Tai va, mes čia iš tos, kaip ir sakau, astrologijos gaunam tai, kas yra mūsų horoskopė. Tai tas pavyzdys iš mano darbo yra toks, atsimenu, kad kartą aš pasilikau šeštadienį budėti, mes ten pusę dienos dirbdom ir kažkuris vienas iš vadybininkų likdavo budėti ir žmonės tiesiog atvažiuodavo ten nusipirkti pultelių ir tie pulteliai būdavo labai brangus ir aš jau buvau įsivarius savo kompleksą nepatogiai jaustis, kai man reikia pasakyti kainą. Žmogus paklausė, kiek kainuoja, aš pasakau kainą ir tada pasipila vos ne kažkokie tai prakeiksmai, nepasitenkinimas, kaip čia brangiai, taip niekada nebuvo ir taip toliau. Tai aš jau buvau praktiškai kompleksais įsivarius, kad negalėdavau kainos pasakyti. Tai tuo metu, kai šeštadienį aš dirbau, aš buvau viena ofise, didelė patalpa, atsimenu, kad atvažiavo jaunuolis ir pasistatė mašiną ne prie ofiso, bet taip pačiam aikštelės centre, greitai šoko iš mašinos,
atbėgo ir sako, kiek tas pultelis kainuoja. Jis paklausė paties brangiausio pultelio, kurio kainą išgirdus ten visi grūdavo ant žemės ir vos nevaliodavosi. Tai aš tada taip ir sakau, sakau, žinokit, šitas pultelis kainuoja tiek ir tiek. Taip maždaug tai tas jaunuolis taip ramiai taip man sako, tai kas? Toks vienas geriausių mano gyvenimo pavyzdžių, tiksliau pamoka. Tai va, tai kas? Skauda, tai kas? Eik į priekį. Skauda, tai kas? Eik į priekį. Nestovėk, nestoviniuok. Nes mes mėgstam tam pačiam vandenyje, tam pačiam purvinam vandenį būti ir tą patį per tą patį sukti, ypatingai per savo šitą analitinį protą ir būtinai reikia pagrįsti, būtinai reikia gauti racionalų paaiškinimą. Ir daugybė tokių atvejų yra, kada žmonės šiaip ne taip pagaliau išsiskiria, bet vis tiek, sakykime, prabėga mėnuo, 2, pusę metų, metai. Jie niekaip negali to žmogaus pamiršti, jie vis analizuoja, vis nori kažką čia pasižiūrėti, gal čia su to žmogum, gal čia taip, gal taip. Tai aš noriu pasakyti, kad kaip suprasti, kad mes esam toj dualumo būsenoj, toj būsenoj, kur sunkiai tie pokyčiai vyksta, kur galima nuspėti ateitį, nes jeigu palaikom tą pačią chemiją, tai mums nesunku suprasti, kokios ateities tikėtis. Jeigu yra tas skausmo, nusivylimo jausmas, pagrinde tai yra skausmo, man skauda. Jisai susijęs yra su nusivylimu, su nepasitenkinimu. Ir jeigu mes jį jaučiam, tai reiškia, kad mes dar esame tame laiptelėje, stovime ant to tramplyno, nuo kurio reikia daryti šuolį. Šuolį nuo to, kad braukiu brūkšnį, nesvarbu, kas atsitiko. Braukiu didelį brūkšnį, verčiu naują lapą ir elgiuosi taip, tarsi gyvenčiau iš naujo. Tarsi man būtų duotas naujas gyvenimas, viską pradedu nuo nulio. Ir tai duoda iš tikrųjų patį didžiausią tokį efektą tam žmogui, kuris yra tame santykėje su jumis, kada jums skauda, kada jums yra negerai. Tai čia yra toks transcendentinis kelias. Ir jeigu remsimės filosofiją, tai čia labai gerai pritaikoma yra. Čia iš tikrųjų yra viskas iš jogos filosofijos. Ir dėl to aš visada kviečiu, ateikite į meditacijos kursus, prisijunkit ir gausit naujų žinių, ne šio materialaus pasaulio, ir žinių, kaip įeiti į tą pusiausvyros būseną, kaip sugebėti išlaikyti pusiausvyros būseną, kaip liautis svyruoti abejonės, pergyvenimai, baimės, nežinomybė, kaip daugiau veikti iš pusiausvyros būsenos, kada tas individualaus aš jausmas mažėja. Nes joga yra dualistinė filosofija ir jogos esmė yra pusiausvyros palaikymas ir pats meditacijos tikslas yra individualaus aš praradimas. Arba kaip sako kvantinė fizika, kad yra tas vienas bendras laukas. Ir mes esame jo dalis. Tai čia slypi mūsų galia, mūsų jėga. Ir čia yra tas šuolis, ir kurį jūs galite drąsiai padaryti. Ir tam nereikia jokių gebėjimų. Ir svarbiausia, kad tam nereikia analizuoti. Reikia tiesiog 3, 2, 1 ir šuolis. Ir jau jūs esat naujas aš, kitas aš, ir tada automatiškai jūsų aplinka ima keistis, kaip aš ir sakiau, arba pasitraukia, arba auga kartu. Tai čia tiem atvejam, kada žmonės sako, kad santykiuose abu žmonės turi stengtis, abu turi norėti. Ir jeigu tik tai vienas daro, niekada nieko nebus ir taip toliau. Jūs dar nežinot, kiek dar visko gali būti.
Čia yra tas stebuklų laukas. Mes nežinom, kaip tas stebuklas gali vykti. Bet jeigu tik tai veikiam iš to savo dualaus mąstymo, dualaus proto, analitinio proto, čia nėra stebuklų. Čia viskas yra žinoma, labai aiškiai, kaip sakyti, suprojektuota, įvertinta, pamatuota. Ir čia tada stebuklai nevyksta. Tai šiam kartui tiek. Ačiū, kad esat kartu. Kažkaip norėjau šitą video įrašyti. Rašiausi kokią gerą savaitę. Nesenai atšvenčiau savo 45 gimtadienį, kuris buvo paženklintas tam tikrų tokių labai stiprių vidinių virsmų įvykių, kurie vyko porą savaičių prieš gimtadienį ir visą po gimtadieninės savaitę. Ir tokios stiprios patirtis, stiprus suvokimai ir jų pasekoje supratau, kad galiu pasidalinti. Kas man atrodo savaime suprantama ir kas veikia, bet gal dar jums tai yra nauja. Tikiuosi, kad padės, kaip aš sakau, svarbiausia, kad mačiutų. Ačiū ir iki.